Sveiki, mėlyjei Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Smagu, kad mes vėl kartu. Štai ir sulaukėme pavasario. Ir Velykos jau beldžiasi į duris. Norisi ko nors spalvingo, skanaus, naudingo ir nesudėtingai gaminamo. Tad šiandien siūlau greitai gaminamą, labai skanų ir gražios pavasarinės spalvos majonezą, kurį naudosime velykiniams užkandėlėms ir ne tik. Majonezui naudosime 75 ml avokadų arba saulėgrąžų aliejaus, 1 arbatinį šaukštelį garstyčių, 2 gerai prinokusius vidutinio dydžio avokadus, 2 valgomosius šaukštus šviežiai išspaustų citrinos sulčių, 1 arbatinį šaukštelį džiovinto česnako granulių, pusę arbatinio šaukštelio druskytės ir šiek tiek maltų juodųjų pipiriukų. Viską pertriname blenderiu iki vientisos purios masės. Tai užtruks apie pusę minutės ir labai skanų ir gražų majonezą galime ragauti. Šis majonezas puikiai tiks salotoms, mėsos, žuvies bei daržovių patiekalams skaninti ir gražioms spalvingoms užkandėlėms gaminti. Gaminsime labai spalvingą mėsos patiekalą Velykoms. 3 svogūnų galvas susmulkiname smulkintuvu ar sutarkuojame per smulkią tarką, nes mums reikės štai tokios svogūnų košelės. Pusę kilogramo jautienos ir pusę kilogramo kiaulienos sumalame per smulkesnį sietelį. Sudedame sutrintus svogūnus, arbatinį šaukštelį druskos, pusę arbatinio šaukštelio maltų juodųjų pipirų, 1 valgomąjį šaukštą saldžiosios paprikos miltelių ir pusę arbatinio šaukštelio malto muskato riešuto. Aš dar šiek tiek paskaninsiu chmelisunėlį prieskonių mišiniu, o jei chmelisunėlių neturite ar jums nepatinka, tada galite panaudoti bet kokius jūsų mėgstamus mėsos prieskonius. Taip pat aš naudoju 1 valgomąjį šaukštą krakmolo. Dabar mums prireiks kantrybės, nes reikės labai gerai išmaišyti faršą su prieskoniais. Jei faršas sausas, būtinai bemaišydami, į faršą įpilkite virinto kambario temperatūros vandens. Tada iškepęs mūsų gaminys bus minkštas ir sultingas. Išmaišytą faršą labai gerai atmušame, kokį 30 kartų, kad kuo mažiau oro liktų mėsoje ir faršas taptų vientisas.
Kepimo popierių pavilgome šaltu vandeniu. Dabar faršą reikės išlyginti, aš tam reikalui naudoju kočėlą. Tiesiog išplotą faršą pavilgome šaltu vandeniu, uždengėme kepimo popieriumi ir iškočiojame kažkur 4–5 cm storio lakštą. Jei neturite kočėlo, ne bėda, galime panaudoti stiklinį butelį. Saujelė šaldytų daržovių, pas mane morkos, žirneliai, kukurūzai ir žiediniai kopūstai. Taip pat įkočiosime į faršą. Kuo spalvingesnės bus daržovės, tuo įdomiau atrodys mūsų netikras zuikis. Penkis kietai virtus kiaušinius įvyniosime į faršą, kepimo popieriaus pagalba. Labai svarbu bevyniojant gerai suspausti faršą ir nepamiršti ir neįvynioti į vidų kepimo popieriaus. Gerai užsandariname galus. Ir perkeliame į indą, kuriame keps mūsų patiekalas. Aš į kepimo indą visada tiesiu kepimo popierių. Vyniotinį į kepimo indą stengiamės perkelti taip, kad susuktos mėsos kraštas liktų apačioje. Paviršių gerai užglostome šaltu vandeniu suvilgytomis rankomis, kad būtų kuo lygesnis ir nesutrukinėtų bekepant. O kad mūsų gaminys įgautų gražią plutelę, prieš kepant patepame augaliniu aliejumi. Dabar uždengsime foliją taip, kad nesiliestų su mėsos paviršiumi. Kepsime orkaitėje įkaitintoje iki 180 laipsnių 1 valandą. Po to foliją nuimame ir grąžiname dar 20–25 minutėms į orkaitę, kad gražiai apskrustų. Iškepusi netikrą zuikį būtinai paliekame atvėsti, uždengę foliją, kad neapdžiūtų. Pjaustome pilnai atvėsusi. Jei laikysite šaldytuve, būtinai susukite maistinę plėvelę, kad jūsų netikras zuikis neapdžiūtų.
Vieną kiaulės kulkštiną, porą kojyčių ir porą vištos ketvirčių gerai nuplauname, nusausiname popieriniu rankšluosčiu, apžiūrime, kad nebūtų paliktų kokių nors nereikalingų plaukelių ar šerelių ir sudėjusi puodą bei užpylus vandenį siunčiame ant viryklės, kur vandeniui užvirus paliekame pusvalandžiui virti. Po pusvalandžio vandenį išpilame, gerai nuplauname viską, kas jame virė, išplauname puodą ir atgal į švarų puodą keliauja švariai nupraustas kulkštinas ir kiaulės kojos. Vištos ketvirčiai lieka laukti savo eilės. Kadangi vištiena suverda greičiau, tai juos sudėsime likus 1 valandai iki virimo pabaigos. O dabar jau į puodą keliauja ir prieskoniai. Aš naudosiu lauro lapus, česnaką, įvairių pipiriukų, porą pakepintų svogūno galvų su visų lukštu. Gerai būtų šviežia morka, bet aš tokios neturėjau, tai į apyvartą keliavo šaldytos morkos. Skonio tas nesugadino. Skaninam druską pagal skonį ir užpylus virintų vandeniu, puodas keliauja ant viryklės, kur virs apie 3 valandas, kol mėsa pradės nertis nuo kaulų. Kaip ir minėjau, prabėgus porai valandų į puodą sudedame vištieną. Reikalui esant nugraibome putas. Bet to dažniausiai nebeprireikia, nes mėsa buvo nuvirusi ir švariai nuplauta. Išvirusią mėsą paliekame atvėsti sultinyje. Dabar ji kuo puikiausiai atsiskiria nuo kaulo ir mūsų laukia daugiausiai laiko reikalaujantis darbelis. Mėsytę reikės nuimti nuo kauliukų ir supjaustyti. Į supjaustytą mėsą sudėjau ir virtas morkas, bet galima apsieiti ir be jų. Paruoštą mėsytę užpilame dalimis sultinio, kad ji nebūtų sausa ir visi tarpeliai užsipildytų skaniais drebučiais. Kuo daugiau sultinio, tuo daugiau bus drebučių. Žodžiu, sultinį naudojam kiekvienas pagal savo skonį. Į formeles sudėtą šaltienos ruošinį laikome šaldytuve 24 valandas, kad gerai sustingtų, o supjausčius gerai laikytų formą. Norint atpjauti dešros, tiesiog apkerpu tetrapaką ir supjaustau reikiamą kiekį, o likusi dalis puikiai gali stovėti šaldytuve. Tokioje formelėje ji neapdžius ir ilgiau išliks šviežia. O kad sustingusią dešrą būtų lengviau supjaustyti, peilį galima patepti augaliniu aliejumi. Štai toks grožis, o svarbiausia skonis mums gavosi. Skanu, paprasta, pigu.
2 vidutinio dydžio raugintus agurkus supjaustome kubeliais. Jei agurkai turi daug skysčio, jau supjaustytus agurkus gabaliukais tiesiog nuvarvinkite ant sietelio. 2 vištos ketvirčius išverdame su prieskoniais ir druskyte, nes išvirta vištiena turi būti skani. Mėsytę nuimame nuo kaulo, išimame kremzlytes ir susmulkiname. 5 kietai išvirtiems kiaušiniams atskiriame trynius nuo baltymų. Aš nupjausčiau baltymams galiukus, kuriuos ir panaudosiu mišrainės papuošimui. Formelių pagalba pasiruošiu papuošimą, o likučius, kaip ir likusius kiaušinio baltymus, sutarkuosiu per stambią tarką. O kiaušinių trynius sutarkuosime smulkiau. Galima sutrinti ir šakute, bet sutarkuoti bus puresni. Formuojame mišrainę. Aš panaudosiu nedidelę torto formą, bet galima apsieiti ir be jos. Lėkštės dugną šiek tiek padengiame majonezu ir suberiame raugintų agurkų gabaliukus. Dabar į mišrainę keliauja vištiena. Galima naudoti ir krūtinėlę, bet mėsytė nuo vištos ketvirčių bus sultingesnė ir reikės mažiau majonezo. Ant vištienos dedame gerą sluoksnį korėjietiškų morkų. Jei morkų šiaudeliai labai ilgi, šiek tiek pasmulkiname peiliu. Vėl majonezas ir kiaušinių tryniai. Išlyginame majonezas ir baltymai. Dabar likęs majonezas, gera sauja konservuotų kukurūzų, ir tarkuotas sūris. Puošiame ir mėgaujamės. Mišrainė labai puri, skani ir graži. Labai skani mišrainė su karšto rūkymo skumbre, kuri puikiai tiks Velykų stalui. Porą morkų ir 3 bulves švariai nuplauname ir sudėję į kepimo rankovę bei paskaninę druskytę, baltais juodaisiais pipiriukais ir valgomuoju šaukšto augalinio aliejaus iškepsime įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje. Daržovės keps apie 40–45 minutes. O mes tuo metu kietai išvirsime 5 kiaušinius. Pasiruošime 300 gramų karšto rūkymo skumbrės. Žuvį nulupsime, tai nėra labai sudėtinga. Tiesiog reikia įpjauti ties stuburu ir oda nusilups labai lengvai. Ir išimsime kaulus. Žuvies minkštimą suplėšome nelabai mažais gabalais. Tuo pačiu patikrindami, kad tikrai nebūtų nei vieno kauliuko. Šis darbas užims šiek tiek daugiau laiko ir bus labai atsakingas, bet dėl tokios mišrainės verta pasistengti. Mišrainės užpilui naudosime 100 gramų majonezo ir 100 gramų grietinės.
Skaniname pusės apelsino sultimis ir susmulkintomis petražolėmis. Aš petražolių neturėjau, tai pagražinau smulkiais svogūniukais, kurie skonio taip pat nesugadino. Viską gerai permaišome ir paliekame pastovėti. O mes pasiruošime svogūnus. Šiai mišrainiai tiks būtent mėlynieji svogūnai, nes jie švelnesnio skonio. 2 nedidelius ar 1 didesnį mėlynąjį svogūną supjaustome smulkiais kubeliais ir užpylus verdančiu vandeniu paliekame pamirkti. Mums besidarbuojant ir daržovės iškepė. Dar karštas daržovės galime perpilti šaltu vandeniu. Taip atšoks lupena ir jos nusilups be vargo. Nuluptas morkas ir bulves sutarkuojame per stambę tarką. Viskas paruošta, belieka suformuoti mišrainę. Lėkštę padengiame užpilu ir sudedame tarkuotas morkytes. Šiek tiek užpilo ir sudedame pusę žuvytės. Vėl šiek tiek užpilo. Ir dabar nuo svogūnų nupilsime vandenį ir pusę svogūnų keliauja ant žuvies. Dabar tarkuotų bulvių sluoksnis. Bulvėms reikia šiek tiek daugiau užpilo. Ir likusi žuvis bei likę svogūniukai. Dabar užpilas. Ir galime šiek tiek pakoreguoti mišrainės formą. Atėjo laikas kiaušiniams. Kietai virtus kiaušinius nulupame ir atskiriame baltymus nuo trynių. Tris trynius sutarkuojame smulkiai ir dengiame mišrainę. Likęs užpilas ir sutarkuoti kiaušinio baltymai. Jei norime, kad mišrainė būtų puri, sluoksnių nesuspaudžiame ir kiaušinius tarkuojame tiesiai ant mišrainės. Puošiame krapais ir sutrupintais kiaušinio tryniais. Tokia mišrainė bus tikrai stalo puošmena. Pradėsime nuo ypatingo marinato, kuris ir yra šios skanios, minkštos ir sultingos žuvies paslaptis. Taigi, susmulkinam šiek tiek svogūnų laiškų ir porą skiltelių česnako. Pilam 2 valgomuosius šaukštus alyvuogių aliejaus ir 200 ml terijaki padažo. Šį padažą galima nusipirkti parduotuvėje, bet aš gaminu namuose. Kaip šį padažą pasigaminti patiems? Kam įdomu, receptą rasite video pabaigoje. Viską permaišome ir paruošėme žuvį. Mums reikės 600 g lašišos filė, nuo kurios nuimsime odą.
Žuvį supjaustysime nedideliais gabalais, maždaug po 4 cm ir pamarinuosime. Peaceful little lights, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. Reikia pasistengti, kad marinatas patektų ant kiekvieno žuvies gabaliuko. Marinate lašišą reikia laikyti šaldytuve 3-4 valandas, o dar geriau per naktį. Seeking us to warm up every heart, to be our light into the night. Bless us with a moment of serenity. Žuviai pasimarinavus supjaustome papriką, taip pat gabalais apie 4 cm. Mums reikės 2 paprikų. Jei paprikos bus spalvotos, tai gražiau ir spalvingiau atrodys patiekalas. Iešmelius galima naudoti ir medinius. Ant iešmelio maunam paprikos gabaliuką ir žuvį, vėl papriką ir vėl žuvį. Užbaigiam, kaip ir pradedam, paprikos gabaliuku. Paruoštus iešmelius užpilam likusių marinatų ir uždengus foliją kepsime orkaitėje įkaitintoje iki 160 laipsnių apie 25 minutes. Po to foliją atidengiam, orkaitės temperatūrą didinam iki 180 laipsnių ir paliekame kepti dar 5-6 minutes. Iškepusią žuvytę apšlakstome citrinos sultimis ir mėgaujamės. Skani, sultinga žuvytė ir gražiai atrodantis patiekalas. O dabar žadėtas teriyaki padažas. 100 ml sojų padažo. 70 ml vandens, 60 g cukraus, 2 cm smulkiais gabaliukais supjaustyto imbiero, 5 skiltelės susmulkinto česnako, 1 valgomasis šaukštas medaus, 2 arbatiniai šaukšteliai vyno acto, 1 arbatinis šaukštelis saulėgrąžų aliejaus, bei 1 valgomasis šaukštas su kaupu krakmolu. Viską permaišome ir užviriname. Pradėjus padažui tirštėti ir užvirus verdame 3-4 minutes. Leidžiame padažui atvėsti, perkošiame ir galime naudoti. Šio padažo panaudojimas labai visapusiškas. Puikiai tinka žuviai, paukštienai, mėsai ir grybams. 150 g džiūvėsėlių trupinių užpilame 200 ml grietinėlės, permaišome ir paliekame išbrinkti. Du vidutinio dydžio svogūnus ir 1 didesnę skiltelę česnako pertriname smulkintuvu ar sutarkuojame per smulkią tarką, nes mums reikės svogūnų košelės. 800 g faršo, pas mane per pusę jautieną su kiauliena, skaninsime svogūnų košelę.
Vienu valgomuoju šaukštu saldžiosios paprikos miltelių, pas mane parūkyta. Trečdalio arbatinio šaukštelio malto muskato riešuto. Pipiriukais ir druskytė pagal skonį. Sudedame išbrinkusių džiūvėsėlių trupinius ir per smulkesnę tarką sutarkuojame vieną vidutinio dydžio bulvę. Supilame 2 valgomosius šaukštus tarkuoto parmezano ir viską labai gerai perminkome iki vientisos masės. Perminkytą faršą atmušime, kad kuo mažiau liktų oro ir mūsų suformuotas lizdas kepant neiširtų. Į skardą ar kepimo formą tiesiame kepimo popierių. Jei kepimo popierius plonas, galima tiesti 2 ar 3 sluoksnius, nes paskiau mes kepimo popieriaus pagalba galėsime perkelti lizdą iš skardos į lėkštę. Kepimo popierių būtinai patepame augaliniu aliejumi, pas mane purškiamas, ir formuojame faršo lizdą. Suformuotą lizdą gerai išlyginame vandenyje pamirkytomis rankomis. Stengiamės nepalikti jokių įtrūkimų. Savo meno kūrinį uždengsime foliją taip, kad ji kuo mažiau turėtų kontakto su faršu. Ir skarda keliauja į iki 180 laipsnių kaitintą orkaitę 35 minutėms. O mes dabar pasiruošėme padažą, kuriam naudosime 200 ml tirštos pomidorų pastos, 1 didesnę česnako skiltelę, 3-4 susmulkintus baziliko lapelius, druska, pipirai, o reikalui esant ir cukrus pagal skonį. Viską permaišome ir tegul laukia savo eilės. Dabar bulvės. Bulvės galima supjaustyti spagečiais. Jei neturite tokio pagalbininko, sutarkuokite korejietišką tarką. Jei ir tokios namie nėra, galima tiesiog išilgai bulvių supjaustyti labai plonais šiaudeliais. Paruoštas bulves nusausiname popieriniu rankšluosčiu. Sūdome, pipiriname ir pašlakstome augaliniu aliejumi. Aš naudoju alyvuogių. Kol viską pasiruošėme ir lizdas jau iškepė. Dabar nuimame foliją, sudedame į vidurį pomidorų padažą, šiek tiek patepdami ir lizdo kraštus.
ir apdedame lizdo kraštus bulvėmis. Aš specialiai pusę lizdo apdėsiu bulvėmis tarkuotomis korejietiškai, o kitą pusę bulvių spagečiais, kad jūs pamatytumėte, kad galutinėme rezultate praktiškai nėra jokio skirtumo. Dabar lizdas grįžta atgal į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę ir keps apie 40-45 minutes, kol bulvės pradės skrusti. Likus 5 minutėms iki pabaigos į lizdą sudedame mini mozzarella, tai ir bus kiaušinių imitacija. Galima panaudoti ir kietai išvirtus putpelių kiaušinius. Taip pat bus gražu, skanu ir įdomu. Lizdą į lėkštę perkeliu kartu su kepimo popieriumi ir po to atsargiai popierių ištraukiu. Šitas patiekalas skanu tiek karštas, tiek šaltas, tiek ir sekančią dieną. Ir mums reikės 200 gramų įvairių riešutų ir razinų ir 200 gramų įvairių džiovintų vaisių. Pas mane slyvos, kriaušės, obuoliai, abrikosai ir spanguolės. Džiovintus vaisius užpilame verdančiu vandeniu ir paliekame pastovėti. Keturis kiaušinius gerai permaišome. Po to supilame 80 gramų cukraus ir išplakame iki purios masės. Į išplaktus kiaušinius keliauja 150 gramų lydyto sviesto, 8 gramai vanilinio cukraus, 150 ml šilto pieno ir 20 gramų sausų mielių. Viską permaišius persijojame 500 gramų miltų. Ir užminkome tešlą. Kol mano pagalbininkas darbuojasi, nupilsiu nuo vaisių vandenį ir vaisius šiek tiek pasmulkinu, kad nebūtų labai dideli gabalai. Džiovintus vaisius, riešutus ir razinas suberiame į tešlą ir gerai perminkius indą su tešla uždengiame ir paliekame 2-3 valandoms pastovėti ir pakilti šiltoje vietelėje. Štai toks grožis po poros valandų pasiruošęs keliauti į orkaitę. Bobos formą patepame aliejumi. Ir sukrečiame tešlą.
Tešlą išlyginame ir mūsų šedevras keliauja į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę, kur keps apie 60 minučių. Na, o mes turime laiko pasigaminti užpilą. 50 ml grietinėlės ir 80 g baltojo šokolado pašildome, kol ištirps šokoladas ir paliekame atvėsti. Iškepusią bobą užpilame ištirpintų šokoladų. Puošiame vaisiais, razinomis, riešutais, na ir dar kai kuo. Can you tell me where to start? I need someone to empty this heart. Any direction. O štai taip atrodo Velykų boba per pjovus. Viduje ji puri, minkšta ir labai skani. Advice, she said. 20 g želatino plokštelių užpyliau 50 ml vandens ir palikau išbrinkti. ...500 g varškės pertryniau su 200 ml grietinės, 100 ml grietinėlės ir 200 ml cukraus. Reikėjo viską gerai pertrinti iki vientisos masės, kad visiškai nesijaustų varškės grūdelių ir cukrus. Tai aišku užėmė nemažai laiko. Į torto formą įtiesiau kepimo popierių. O kraštus padengiau specialia plėvele, bet galima naudoti ir paprasčiausiai maistinę plėvelę ar tą patį kepimo popierių. Aš turėjau seniau kepto biskvito, kuris patogiai ilsėjosi šaldymo kameroje, bet jūs galite panaudoti pirktinį. O tiems, kas norės pats išsikepti biskvitą, video pabaigoje rasite amerikietiško biskvito receptą. Būtent tokį aš dabar ir naudoju šiam tortui. Man gavosi 3 sluoksniai biskvito ir 3 sluoksniai kremo. Įdėjus pirmą biskvito sluoksnį į formą, mikrobangų krosnelėje ištirpinau išbrinkusi želatiną. Vandens nenupyliau. Ir dabar, kad nesušoktų gumuliukais kremas, į ištirpusį želatiną dedu gerą šaukštą kremų ir labai gerai išmaišau. Išmaišiusi želatiną dedu dar kelis šaukštus kremo ir vėl gerai permaišau. Ir štai dabar jau galima supilti želatiną į kremą. Ir gerai išmaišius dalį kremo supilti ant biskvito. Kremą sugalvojau paskaninti šviežiomis šilauogėmis. Ant viršaus keliauja antras sluoksnis biskvito, kurį gerai prispaudžiu, kad neliktų oro tarpo. Dabar antras sluoksnis kremo. Kurį skaninau mažais juodojo šokolado gabaliukais.
ir supjaustytomis šaldytomis braškėmis. Vėl biskvitas, vėl gerai paspaudžiame ir likęs kremas. Savo šedevrą uždengiau plėvele ir tortas keliauja 4 valandoms į šaldytuvą. Torto viršų nusprendžiau padengti šokoladinę glazūrą, kuriai panaudojau 60 ml pieno ir 100 g juodojo šokolado. Šokoladą ištirpinau piene, tai dariau puodelyje su storu dugnu, ant vidutinio kaitrumo pastoviai maišydama. Taigi, šokoladinė glazūra keliauja ant torto viršaus. Manau, kad šokolado ir uogų draugija tikrai torto nesugadins. Kadangi pastovėjęs tortas atrodė puikiai, tai nusprendžiau kraštų neslėpti, tegul matosi gražios juostelės. Tortą papuošiau likusiomis šilauogėmis ir šviežiais melisos lapeliais. Papurškiau specialių skystų želatinų, kad uogos ir lapeliai neapdžiūtų ir išliktų švieži. Vakare svečiai buvo sužavėti. Visiems patiko torto skonis. Prašė recepto ir labai nustebo, kad šis tortas gimė vos prieš kelias valandas. Tikiuosi, kad gaminsite, ragausite ir parašysite atsiliepimus. Na, o dabar žadėtas biskvito receptas. Pilną receptą jūsų patogumui aš paliksiu video aprašyme. Išplakame 6 kiaušinius, palaipsniui supildami 300 g cukraus ir pusę arbatinio šaukštelio druskos. Kiaušinius išplakame iki vientisų putų. Užviriname 240 ml pieno ir 120 g sviesto. Persijosime 16 g kepimo miltelių ir 330 g miltų. Į išplaktą kiaušinių masę vis dar maišant palaipsniui sudedame miltų mišinį. Bemaišydami užplikome biskvito tešlą. Viską gerai permaišome. Prieš kepant biskvitą būtinai į kepimo formą įtieskite pergamentinį popierių ir patepkite augaliniu aliejumi. Pas mane purškiamas. Biskvitas keps iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje kažkur apie 45-50 minučių. Ar biskvitas iškepęs, reikia tikrinti medinio krapštuko pagalba. Kad biskvito viršus neapdegtų, pirmas 25 minutės formą galima uždengti foliją. Tai biskvitas iškepė, jį taip teks apversti ir palikti ataušti ant grotelių. Sunny Sunday, I was walking on my own. These streets, they're still reminding me of you. Pirmam būdui mums reikės dažų kiaušiniams. Nesvarbu, ar tai bus tablečių pavidalo ar skystis. Taip pat mums reikės 9% acto, vandens, aliejaus, guminių pirštinių, nedidelių indelių, popierinio rankšluosčio ir kietai virtų šiltų kiaušinių. Taip pat kiaušiniams nuriebinti aš panaudosiu degtinę. Dažus paruošėme taip, kaip užrašyta ant pakuotės. Tik vandens pilame 3 kartus mažiau, kad spalvos būtų ryškesnės. Na, o 9% acto pilame po 1 valgomąjį šaukštą kiekvieną spalvą. Dažai paruošti.
Dabar nuriebinsime kiaušinius. Kiaušiniams nuriebinti aš panaudojau paprasčiausią degtinę. Dar galima nuplauti ir ūkišku muilu, nes ant nuriebintų kiaušinių spalva pasidengia geriau. Kiaušinius vyniojame į popierinį rankšluostį, arba galima dar panaudoti ir popierinės servetėles. Ir toliau margučių grožis priklausys nuo jūsų fantazijos. Galiu pasakyti tik tiek, kad kuo daugiau bus priglamžytas popierius, tuo įdomesni bus raštai ant kiaušinių. Popierius turi būti gerai primirkęs dažais. Jei visas kiaušinis pasidengęs spalvomis, reikia gerai, bet labai atsargiai, kad nesutrintume kiaušinio. Prispausti popierių, kad spalvos pasiektų kiaušinį. Ir tai paliekame geram pusvalandžiui, kad kiaušiniai nusidažytų. Antras būdas bus paprastesnis. Mums reikės nevirtų kiaušinių, druskos, svogūnų lukštų, nebereikalingų, bet švarių moteriškų kojinių ir briliantinės žalumos. Taip pat nepamirškite pirštinių ir šlakelio aliejaus nudažytiems kiaušiniams patepti. Į kojines supakuojame kiaušinį su svogūnų lukštais. Vis atsimenu, kaip vaikystėje laukdavau Velykų dėl margučių dažymo ir vienais metais buvo labai smarkiai supykusi ant mamos, nes ji nudažė kiaušinius svogūnų lukštuose ir labai džiaugiasi, kad šiais metais vaikai nebus išsiteplioję. O jūsų vaikystėje buvo įdomių istorijų prieš Velykas? Parašykite komentaruose, manau, kad visiems bus įdomu paskaityti ir prisiminti. Užrišame kojinę ir lukštus gražiai paskirstome, kad pasidengtų visas kiaušinis. Ir dabar kiaušiniai keliaus į puodelį. Užpilame šaltų vandenį. Vanduo turi kiaušinius apsemti. Supilame briliantinę žalumą. Dedame šaukštą druskos, o puodelis keliaus ant viryklės, kur virsime kiaušinius apie 20 minučių. O po to dar palaikysime 10 minučių. Kol margučiai vėsta, pasiruošiu lizdą kiaušiniams dėti. Štai tokių žalių šiaudų radau pirkti. Tai jais ir išklosiu krepšelį. Išvyniojame margučius nudažytus pirmojų būdu. Štai tokie margučiai mums gavosi. Patepame aliejumi, kad kiaušiniai gautų blizgesį ir dedame į lizdelį. Atėjo eilė pažiūrėti, kas gavosi su margučiais dažytais antruoju būdu. Na kągi, taip pat gražiai margi. Vėlgi, margučius patepame aliejumi ir jie keliauja į lizdelį. Belieka palinkėti puikios saulėtos pavasarinės nuotaikos ir įdomių idėjų ruošiant Velykų stalą. Iki.